Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių diena. Filmą dubliavo aktoriai Elvyra Žebertavičiūtė, Eglė Tulevičiūtė, Antanas Šurna, Audris Hadaravičius, Algimantas Zigmantavičius. Dubliažo režisierė Inga Hadaravičiūtė, garso režisierė Nijolė Rekašiūtė, redaktorė Lidija Dubauskienė. Lietuvos televizija. Trečiasis skyrius, kuriame asilas Nulipausis švenčia savo gimimo dieną ir gauna 3 vertingas dovanas. Vieną dieną senas pilkas asilas Nulipausis, kuriam visada labai nesisekė, ypač penktadieniais, stovėjo ežero pakrantėje ir kažką mąstė. Graudus vaizdas, tiesiog širdį draskantis vaizdas. Košmaras. Štai taip ir maniau. Iš šitos pusės nei kiek negeriau. Kažin kodėl ir kodėl taip. Kokias reikia padaryti išvadas. Jei pagausi tu kasaisi, ne bėda. Man galva tuščiausia kai kada. Nors ir būna ji tuščiausia, tai nelės, kurių gražiausias ir išeina neblo. Labas rytas, Asiliuk. Labas rytas, Mikė Pūkuotuk. Tik ar geras tas rytas, aš labai abejoju. Kaip gyveni? Nekaip. Ir esu beveik įsitikinęs, kad visai nekaip. Kas yra? Kas atsitiko? Nieko, Pūkuotuk, nieko ypatinga. Visi negali. Ko negali? Linksmi būti, šokti ir dainuoti nebėda, kaip kada. Na ir panašiai. Oi, kas atsitiko tavo uodegai? O kas galėjo atsitikti? Nėra uodegos. Ar neapsirikai? Negali apsirikti, uodegai yra arba jos nėra. Aš neapsirikau. Tai kas tada yra? Nieko nėra. Negali būti. Atrodo, tu teisus. Tikriausiai kur nors būsi ją palikęs. Ne, tikriausiai ją kas nors nudžiovė. Beje, ir nėra ko stebėtis. To buvo galima tikėtis. Tokią dieną. O kokia šiandien diena? Penktadienis. Šiandien mano gimimo diena. Šiandien? Labai čia kam rūpi. Visiems nusispjauna. Gimimo diena? Niekam čia nerūpi. Tavo gimimo diena? Žinoma. Ar nematai? Dovanos, šventinis tortas, aviečių uogienė ir kita. Ar nematai? Ne. Aš irgi. Tai tik pokštas. Ha. Bet aš nesiskundžiu. Tu nekreipk į mane dėmesio, Pūkuotuk. Gana, kad aš toks liūdnas per savo gimimo dieną. O jeigu dar kiti bus nelaimingi? Palauk. Tik tu niekur nenueik. Aš tuoj. Sveikas, Knysliuk. Ką tu čia veiki? Noriu paskambinti. Ėjau pro šalį. Noriu padėsiu. Na, pasitrauk. Nekokios naujienos, Knysliuk. Uodega dingo asilų Nulipausio. Kas dingo?
uodega. O juk šiandien jo gimimo diena. Kažkodėl neatidaro. Gimimo diena ir šitau, kad nori. Nei uodegos, nei dovanos. Mike. Ką jie ten veikia, miega ar ką? Mike, čia tavo namai. Aha, tikrai. Įeikim. Kažkur aš čia, man rodos, ne tas. Kur aš jį. Ne tas. Kur aš jį padėjau, a? Kur aš jį nukišau? Ne tas. Va, štai. Padovanosiu jam medaus puodą. Tikrai apsidžiaugs. Mike, aš irgi norėčiau padovanoti medaus. Bet kiek čia nuo mūsų abiejų? Ne. Nuo abiejų, man rodos, bus mažoka. Klausyk. Tada aš jam padovanosiu balionėlį. Dar vienas yra namuose. Toks žalias. Atsivisi? Žalias? Labai gerai. Balionėliu galima pradžiuginti bet ką. Nešk jį greičiau. Nešk. Aha. Atnešiu skaniausio medaus. Asilas džiaugsis tikrai, kai jo gaus. Jeigu nors truputį jo pasirūpini, rodos ir tas jam gerai. Juk pilnas puodas geriau nei gerai. Tačiau nesuprantamas daiktas medus. Tirps per nykstą, nors būk atidus. Šiaip kokį. Daiktą laižai, nelaižai. Lieka tiek pat. Nei daug, nei mažai. Žinai, užtektų tikrai. Gerai. Saldus gardus. Oi taip. Kur aš dabar turiu eiti? Ach taip. Tuščias puodas šitas. Kaip visi daiktai. Jį tausos patartina. Netuščia puodą gan dažnai, kai kas labiausiai vertina. Pageida saldų trūpinį ir nieko nesirūpini. Ir vaistos visos kančios. Ir jau saldi paguoda. Kai dovanoju tau jiems, kai dovanoju ne bet kam. Tačiau ne man. Kai dovanoju ne medaus, o tuščią puodą. Oi. Prašom patraukti ir palaukti pelėdą. Prašom belsti, jeigu neatsako pelėda. Pelėda, atidaryk, čia aš atėjau. Sveikas, pūkatuk. Kokias naujienas? Pačios liūdniausios. Dingo asilo nulėpausiu uodegą. Uodega dingo. Uodega dingo? Nu tai kas? Jis labai liūdnas. O šiandien jo gimimo diena. Na, žinai, jeigu jo uodega būtų dingusi šią kokią dieną, niekad nebūtų pastebėjęs. O dabar... Klausyk, reikėtų jį pralinksminti. O tu ką nors sugalvojai? Aha, padovanokim jam vertingą puodą. Va šitą? Aha, aš norėčiau. O, gražus puodas. Rodas, čia kažkada medaus būta. Jame gali laikyti, ką nori. Vertingas daiktas. Nori padovanoti jį asilui? Taip. Tai bus mūsų dovana? Ne, tu užrašyt ant jo sveikinu Mikė. Ir viskas? O ką daugiau? Reikia parašyti taip. Sveikinu gimimo dienos progą, linkiu laimės asmeninėme gyvenime. Oi, puiku, taip ir rašyk. Tik tai pridėk vardą Mikė. O tu pats nemoki? Moku, nesijaudink. Tik taisyklinga rašyba truputį šlubuoja. Viskas gerai, tik kažkodėl šlubuoja. Ne, visi žodžiai čia netilps. Puodas per daug mažas. Žinai, Mikė, pasveikink tu jį šiaip. Mintinai. Mintinai aš nemoku. Neužmiršk, kad mano galva tuščia. Ir ilgi žodžiai mane suerzina. Na gerai, duok man.
labai skubėjo. Jis norėjo pirmas įteikti nulipausiai dovaną, kad atrodytų, jog jis pats prisiminė jo gimimo dieną. Jis taip užsisvajojo, kaip asilas apsidžiaugs jo dovaną, kad visai nežiūrėjo, kur bėga. Įdomu, kas čia būktelėjo? Negalėjau aš vienas sukelti tokį triukšmą. Ir įdomu, kur dingo mano balionėlis? Ir iš kur atsirado tas skudurėlis? O, mama! Mamyte! Štai, klausyk, sveikinu gimimo dienos progą. Pelėda, iš kur tu gavai? Ką, šitą? Graži virvutė tiesa, bet tu mane trukdyk. Jie man kažką primena. Taip, sveikinu. Kažkur aš ją mačiau. Gimimo Tik tai neprisimenu kur. Miške, atitikmėje pamačiau ant krūmelio. Ant krūmelio. Taip, kuka. Nieko rašyk. Taip. Gimimo proga lenkiu. Ne, tu kažką apie krūmelį šnekėjai. Na taip. Jau kartą per mišką žiūriu, kas ten? Virvelė kabo. Ant krūmelio? Taip. Ant krūmelio. Taip. Už šito krūmą. Į sveikatą. Na, o kas toliau? Tu sučiaudėjai ir nespėjai pasakyti. Aš nečiaudėjau. Ne, tu čiaudėjai, pelėda. Dovanau, aš tave pertraukiau. Atleisk, pukatuk, bet aš nečiaudėjau. Negalima čiaudėti ir pačiam nežinoti, kad čiaudai. Bet ir negalima žinoti, kad kažkas čiaudėjo, jeigu niekas nečiaudėjo. Aš tau aiškiai sakau. Atleisk man, bet tu dar nepabaigė apie virvelę. Na taip, virvelė. Na, pirma, aš pagalvojau, gal ten kas gyvena. Ir aš paskambinau. Tyla, manau, kas čia? Na, matai, ir vėl sučiaudėjai. Į sveikatą. Bandžiau paskambinti, iš arčiau. Į sveikatą. Iš arčiau. Į sveikatą. Paskambinau labai garsiai. Ir į sveikatą. Oi, nutrūko. Nutrūko, aišku. Man atrodė, kad nelabai reikalinga ir aš atsinešiau ją namo. O kai kam ji buvo labai reikalinga. Reikalinga? Kam ji reikalinga? Įdomu kam? Mano draugas Siliukui, jis labai ją mėgo. Buvo labai prie jos prisirišęs. Jei gimimo dienos proga jam padovanosiu šitą virvelę, jis labai apsidžiaugs. Į sveikatą. Labas rytas, Asiliuk. Labas rytas, Knysliuk. Tik ar tas rytas geras? Abejoju, bet tai nesvarbu. Sveikinu tave gimimo dienos proga. Ką sakei? Pakartok. Sveikinu. Palauk, aš taip geriau girdžiu. Sveikinu gimimo dienos proga. Ką? Mane sveikina? Gimimo dienos proga? Atnešiu tau dovaną. Man dovana? Tai vadinasi, aš švenčiu savo gimimo dieną. Žinoma, juk tai. Dėkoju tau, Knysliuk. Tu tikras draugas, ne toks kaip kiti. O kokia dovana? Štai, balionėlis. Balionėlis, toks didelis, gražus. Taip, tik tai supranti, aš bėgau. Ir dar pripučiamas. Norėjau, kuo greičiau atnešti tau ir nežia parkliuvau. Ajajai, kaip gaila, tikiuosi, neužsigavai. Aš ne,
stogu. Taip, štai. Sveikinu tave. Čia tavo dovana? Ačiū, Knysliuk. Tik atleisk, norėčiau žinoti, kokios spalvos buvo balionėlis, kada jį man nešei. Žalios. Mėgstu šią spalvą. O kokio didumo? Beveik kaip aš. Pamanyk tik tai, beveik kaip tu. Patinka tokie dideli. Sveikinu gimimo dienos progą. Linkiu daug laimės gyvenime. Mikė. Ačiū. Man šiandien labai sekasi. Aš atnešiau tau mažą dovanėlę. Čia parašyta. Aš jau gavau vieną dovanėlę. Labai vertingas daiktas. Jį gali dėti, ką tik nori. Galima dėti. Tikriausiai aš jį galėsiu įdėti savo balionėlį. Ne. Deja, balionėlį į tokį podą netelpa. Jie per daug dideli. Tai kiti netilps. O šitas tilps. Žiūrėk. Knysliuk. Oi, netelpa. Telpa. Ištraukiu. Telpa. Puiku. Labai puiku. Ir taip, ir kitaip. Kaip gerai, kad aš sugalvojau tau padovanoti tokį tinkamą puodelį. Grynai telpa. Toks didelis balionėlis. Smagu mums draugui dovanot puoduką. Balioną. Jį pasveikinti visi. Visi. Dabar visi patenkinti. Sveikinu tave, Asilė. Girdėjau, kad šiandien savo gimimo diena, tiesa? Taip, tikra mano gimimo diena. Šitiek dovanų. Brangus Asilė, šios įžymios dienos proga aš noriu tau padovanoti negrąžinamai. Kaip? Tylėk, Mikė. Tu nepyk, aš tik norėjau sužinoti kaip. Visam laikui. Supratai? Ach, visam laikui. Suprantu. Padovanoti tau be pinigų kuklą, bet labai vertingą dovaną. Štai šitą virvelę. Mikė, eik čia. Galės ją prisirišti prie durų. Atrodo, kad manoji. Kas čia dar? Na, primatok, būk geras. Aš nusirišau nuo savo durų skambalėlių, kas čia yra? Nesuprantu. Ji mano uodega. Kas čia yra? Nesuprantu. Tai mano, iš tikrųjų, mano uodega. Žinoma. Uodega atsirado. Pelėda ją rado. Kokia uodega? Uodega? Kaip suprasti? Vadinasi, aš jam padovanojau uodegą? Kokia diena? Galite kot penktadieniui? Balionai puodas tai yra. Ir uodega gimtadieniai. Yra manam gimtadieniui. Įteikti dovaną smagu. Ir nuo tavęs. Draugas džiaugsis to draugu. Labiausiai šito norime. Ir aš. Ir aš esu tos nuomonės. Ir aš. Ir aš esu tos nuomonės.